nejaukiausia autobusų stotis pasaulyje. Tiesiog narkomanai į veną savo kažką leidžias. Žmonės guli, kai zombiai paryšiai 4 ryto. Nepatinka visai man. Tiesiog pravažiuojant mum autobusu sėdėjo belekiek alkoholikų ir bičiai ant suoliukų tiesiog gyvenus viešoje vietoje. Tenais 30-40 žmonių. Dabar mes šalia jų esam parduotuviai, kurie jūs tokie dalykai. Ką žinau, yra dabar 3 nakties. Kai padirba viskas, važiuojam, nežinau. Valandėlį išgyvenčiu čia ir žiūrėjau į Amsterdamą. Nežinau, kas čia vyksta. Kažką bandysim, nežinau. Tiem, kas nesupranta, kas čia vyksta ir nematė praeitų 3 serijų, beje, būtinai pažiūrėkit, visai įdomios gavos. Tai mes su Vilium praeitoje serijoje užsidirbom Berlyne apie 100 eurų pardavinėdami vaflius ir dėl to sugebėjom nusipirkti bilietus iki Amsterdamo nuo Berlyno. Mums teko su 2 autobusais važiuoti, su vienu jau šitoje vietoje atvažiavom iki kitos stoties prie Vokietijos sienos ir liko sulaukti antro autobuso, kuris atvažiuos už valandos ir tada galėsim važiuoti iki Amsterdamo. Liko išgyventi realiai valandą laiko iki autobuso ir nusigauti saugiai iki Amsterdamo. Atsirinkat pas tą bilietai. Pirmas dalykas, ką matėm Amsterdame išlipę iš autobuso, tai pilna šiukšlių. Pirmas įspūdis Amsterdamo buvo nekoks, bet tuo momentu mums netaip rūpėjo, ar ten pilna šiukšlių, ar ten nėra šiukšlių. Kaip ir prie tam video minėjau, jeigu mes pasiekėm Amsterdamo su 50 eurų biudžetu, mes atsirakinam savo pinigus, galim leisti juos visur. Pirmas dalykas, ką mes padarėm, smirdantis nesiprausę, nuėjom į kavinę. Toj kavinėje mes pasitarėm su Viliu ir nusprendėm, kad pasimsim hostelį vienai nakčiai, realiai 2 dienas praleisim Amsterdame ir pažiūrėsim, apie ką tas Amsterdamas yra. Ir šiek tiek atšvęsim mūsų iššūkio įvykdymą, galima taip pasakyti. Tai dabar lekiam iki hostelio, ten apsiprausim, gal surasim kažką pavalgyti ir varysim apžiūrėti Amsterdamą. Su Vilium galvom pataupysim pinigų, tai pasiėmėm hostelį. Kažkaip iš nuotraukų kiečiau atrodė. Čia viskas taip senoviškai padaryta. Kažkokie liūdni žmonės labai, galvom, hostelį bus smagu. Bet nežinau, gal vakarą patvarys kažkokių naujų žmonių bus smagu. Bet dabar varom į miestą, nusiprausėm pagaliau, nebesimirdam, susirašėm ir varysim eksplorint. Pažiūrėsim, kad tas Amsterdamas. Šiaip atrodo žiauriai reikėtų. Šiaip pats Amsterdamas apart šiukšlių tai fainas, bet žiauriai daug smoke shopų visokių. Sex shopų, kazino labai daug kitataučių ir turistų. Gan sudėtinga čia vaikščioti, daug žmonių tiesiog lenda, gan nemažai narkomanų, kur vapščiai nesprasti, ką jie daro, tiesiog savam pasaulyje tiesiog. Man labiau Berlynas prie širdies, ten yra tų narkomanų, bet jie kažkaip naktį išlenda. Čia jos tu dieną pamatai, pilnam tam tokiam režime savo. Labai graži architektūra, tikrai labai gražu. Milijonas turistų, visi žinom dėl kokios priežasties. Dėl tos priežasties vaikas čia, ta prasme, čia neina oro, ta prasme, kvepuot. Vien eini ir vien, ta prasme, tos toks specifinis kvapas. Tai realiai atsibodo jisai mum. Dabar iš viso atėjom į parduotuvę, apsipirkom snacksų truputį. Ir tiesiog Tadas sakė, pavargęs po praeitų kelionių, tai dar vidurys dienos karštą vaikščiat, jisai eis numirt. Aš tuo metu nežinau, gal pasimsiu kartu kamerą, eisiu pasivaikščiat, gal tiesiog eisiu pasivaikščiat, palauksiu, kol Tadas atsikels ir laukiam vakarą, eisim žiūrėti Raudonų žibintų gatvę. Vis dėlto šitą dieną mes nėjom į Red Light District gatvę, mes nusprendėm ją paaukoti polisiui, nes 2 naktis iš eilės mes tiesiog važiavom su autobusais, o tose autobusais realiai neįmanoma miegoti. Reikia išlipti, laukti kito autobuso, žodžiu, tiesiog visas pavargęs būni. Tai mes, kadangi buvom pasiėmę hostelį, mes jame išsimiegojom, kitą rytą turėjom įsikraustyti, varėm vėl toliau eksplorint Amsterdamo, per tą laiką nusipirkom 2 lėktuvo bilietus į Lietuvą, aišku, vėl nebuvo tai viskas paprasta, nusipirkom ne iš Amsterdamo lėktuvo bilietus, bet iš Dortmundo. Dortmundas buvo Vokietijai, tai mums dar reikėjo nusipirkti autobuso bilietus iki Dortmundo ir iš Dortmundo oro uosto jau galėsim grįžti namo. Mes, kadangi perkam pačius pigiausius bilietus autobuso, tai mums autobusas buvo vėl 3 ir 4 ryto, turėjom visą dieną ir visą naktį jo sulaukti, tai per
tą laiką spėjom ir pavalgyti. Nu, normaliai, nuskaniai. Dar pažiūrėt Amsterdamo ir tada sulaukiam vakaro, kada atsidaro ta žymioji Amsterdamo Red Light District gatvė. Biški mini intarpą padarysiu, nepykit. Šiaip nieko nereklamuoju šitam kanale, nes aišku, neturiu sponsorių, neturiu ką reklamuoti, bet šiek tiek norėčiau save pareklamuoti. Mano šiaip pagrindinis darbas yra filmuoti ir montuoti video. Užsiemu to jau kelis metus ir visai gan neblogai sekasi. Sukūriau naują Instagramą, kur keliu šiek tiek savo darbų. Tad jeigu netyčia jums reikėtų kažką nufilmuoti ar sumontuoti, ar turit kažkokių nors idėjų ir norite jas įgyveninti, būtinai parašykit man šitą Instagramą ir bandysim kažką suderinti. Gerai, varom toliau žiūrėti video. Gyvenime tokių papų nesu gyvenime matęs. Tiesiog eini ir jos tau mujuoja, šypsosi. Tiesiog žiūrėtų taip. Wow! Jinai mane pradėjo pizdavot, pradėjo žengt, pradėjo kažkaip ispaniškai mane vadinti ir pasakė, kad kainos yra 50 yra blowjobas ir 100 yra seksas. Kur tik norim, dabaigiam. Nu ir tada pradėjo mane pizdavot, sako, nori pabandyti, sakau, ne. Sako, tu esi bomžas, you are too poor, you are too poor, you are poor. Ir tada pradėjo ispaniškai varyti ant manęs nesąmonės ir aš sakau, adios ir išėjau. Žiauru šiaip yra, šiaip kas turi šaibų galite varyti, nebrangiai kainuoja. Ipanos tikrai gražios. Gal kur mes su kuprinėm einam ir mums rodo, ateik. Tiesiog žiūri, visi žiūrės, kas čia vyksta, kaip muziejus, tiesiog stovi jos prie lango, tiesiog tau, ką tu gero. Skaičiausias dalykas, kokį esu patyręs, mes tiesiog einam ir mums narkomanai koksą siūlo. Tiesiog eina, kokain, no, ok. Einam tiesiog žiūri mus, no, ok, sako, ok. Varom iki autobusų stoties per Amsterdamo krypį gatves ir namo. Šį gal išgyvensim, įsivaizduoju. Važiuojam publiką. Jaučiu nejaukiausią stotis, kokioje mes esam buvę su Vilim. Užpakis įvaldo. Šokia, žiūrkės bėgioja, tiesiog bomžai guli. Žmonės nejasni, laukiam autobuso jau 2 valandas. Ėjom pro skersgatvius baisiausius. Na, čia tiesiog čiuvas guli apsivyniojęs kažkokį rankšluostį ant valsos. Jo kažkaip nufilmuosiu. Kurtas, baisiai. Porą žodžių gal nori tarti? Nėra net ką papasakot, kiek įspūdžių, kiek visko, kiek patirta, kiek iššūkių, kiek praeita, ta prasme yra kosmosas. Žiauriai daug pamatėm, žiauriai daug pajutėm ir kelionę tikrai užskaitau, labai smagu buvo. Iš manęs tiek. Jo. Šiaip žiauriausia kelionė, kokią esu turėjęs. Ir iššūkių žiauriai daug, ir pavargom nežmoniškai, nežinau ar matosi, bet visiškai nusikalę. Šiaip ne taip, po 5 valandos kelionės autobusu grįžom, atvarėm į oro uostą ir sėdim laukiam lėktuvo. Nemanau, kad būtų geresnis žmogus šitai kelionė kaip Vilius, nes visiškas pozityvas vien, nulis negatyvo. Iš manęs daugiau negatyvo kelionė buvo negu iš Viliaus, tai man labai padėjo šitas. Šiaip nežinau ar kartočiau. Šiauriai sunku, pas mane pasirodo kuprinė 20 kg svėrė. Šiaip iš patirties pusės tai tiek daug visko patyrėm, tiek daug visko pamatėm per 5 dienų tarpą, kad aš neįsivaizduoju, kaip įmanoma kitaip tai patirt. Jaučiu kečiausią kelionę, kokią esu turėjęs pakol kas. Manau, bus dar kietesnių, bet dabar kol kas į top 3 tikrai patenka. Ir kelionė hujena, ir kompanionas žiaurus. Viskas pasaka, tiesiog daug. Atsiminimų pilna. Kosmosas, tikrai. Ką, varom lėktuvą lauk? Ką hebra? Davai, susimatysim. Gal, jeigu nenukris lėktuvas. Kitą mėnesį.